Reikėtų, bet nereikia. Nereikia. Nu, žinai, visko nutinka. Tave nebūna, kad būna. Čia ir dabar reikia Būna. kažko. Nu, Taip, tai ir būna. viskas, negali atsiliepti. Bet aš jeigu žinau, kad man skambins iš Saulės radijo, aš metu visus reikalus ir laukiu skambučio. Kartai, žinok, tu reikalą gali mest, reikalas tavęs niekaip nemeta. Bet tu žinai, kaip pats sakai, man prisiskambinti sunkiau negu Grybauskaitė. Jo, Grybauskaitė tikrai yra lengviau priskambinti nei Egidijui. Labą dieną. Kaip? Kur? Kur paskambinom? Paskambinot Laurinai. Tai Laurinai, nesitikėjai skambučio gal? Nesitikėjau. Nu, O kur numetęs telefoną buvai, kad mes čia skambinam? Palaukit, čia blemba viskas, už labai nieką net girdėti. Ne, tai čia nieka tokia, tai turbūt nesupranti, kas skambina. Saulės radijas tavo trukdo, a dabar gali kalbėti jau? Galiu kalbėti. Gali, be keiksmažodžių apseikim gal, kaip nors. Nes mes tiesioginiam eterį. Gerai, tas žodis iš B raidės nebūtinas. Atsiprašau. Nieko tokio. Ties norėjau tave šiek tiek, žinai, sugėdyti, padariau tai. Tvarkoj, Laurinai, mes tau skambinam dėl to, kad tu parašai 3 žodžius, tie žodžiai buvo laikraštis, baklažanas ir blusa. Buvo taip, rašiai? Buvo, tai jau žinau, kad jau laimėjai dėžutę ledų, rinkinuką pieno žvaigždžių. Ir mes tau sekam dabar pasaką, aš irgi pasistengiu, tokią neilgą, žinai, tai išklausykim ją. Žodžiu, Tado istorija. Tadas buvo kiemo neklaužada, kuris daužydavo žolę, tu supranti, tampydavo mergaitėms už laikraščių, čia tavo žodis panaudotas, Žinoma. Prispjaudydavo prie laiptinės baklažano sėklų, čia tavo žodis, atsikalbinėdavo net prieš kiemo liurbių draugiją. Ką jūs nenorit? Bet vieną dieną, einant iš rūkomojo, Tadui įkando radioaktyvi blusa. Nuo tada Tadas tapo nebe hiperaktyvus, o radioaktyvus. Tapo labai geras, pasikeitė vardą. Nuo šiol pradėjo vadintis Egidijus, o kadangi buvo radioaktyvus, ėmė dirbti radijoje ir gyveno ilgai bei ilgai. Pabaiga. Oi, kokia nuostabi pasaka. Aš ant tavęs dabar laikysiu baklažaną. Tvarkoj, Laurinai, nedėk rago, žinok, reikės, kad ateitum čia pas mus ir mums reikia, nieko mums nereikia, tu tik atei.